Sveiki sulaukę eilinės reido laidos šią gražią rudens dieną. Laida eilinė, o įvykiai ne. Pamilo laida Reidas Plungė ir ką tu mums padarysi? Buvo lietingas pirmadienio rytas prie Europos krepšinio čempionato finalo, kurį plungiškiai pasirodo žiūrėjo santūriai. Plungės policijos komisariato pareigūnai kartu su kolegomis iš Klaipėdos kelių policijos biuro pietinėme Plungės aplinkelėje surengė reidą ir iš karto prasidėjo maklės. Štai pamatę policijos postą, vietomis susikeitė štai šio automobilio vairuotojai. Abu ir gavo papūstį. Žiūrėkite, kas yra, aš esu pūtis, inspektoriau pučiau ir alkotesteris pip-pip padarė. Padarė pip-pip. Buvo nėra, girtumo nėra. Ir man pripaišė, kad aš vengiau nusistatyti girtumo. 4 syks pučiau. Kiek teisų procedūrų buvo? Gal tas pats, ką aš dabar, ne? Ne, nuliukai. Ne, kad... Taip. O aš pučiau iškelį, kur kas čia? Tai ką jums pasakė? Ar jūs norite atsiklausti, ar galite filmuoti? Čia skundžiatės, aš skundus filmuoju. Vienas dalykas. O jūs atsiklausti negalite? Ne, nebūtina, klausyt jūs viešoje vietoje, ponas. Alkotesterio ekrane užsižiebus nuliams ne vienas pasidaro kietas iš vakaro gėrės. Nuo 7 val. Ryto iki 9 buvo išaiškintas tik vienas neblaivus vairuotojas. Štai šio automobilio vairuotojui Nerijui nustatytas lengvas girtumas 0,93 promilės alkoholio. Labas rytas. Krepšinį žiūrėjot vakar? Taip. Krepšinį žiūrėjot? Dar šiandien dasimušinėjai, ko gero pagal parą, ne? Kas, tu mani ten? Ne, negali būti. Negali būti, ne? Negali. O kur važiavot? Ne į mokyklą, ne? Vairuotojo pažymėjimą turėjai? Nu va. Bėdos bus, žinai, pats save supranti. 2 vairuotojai nubausti už prekybinių numerių taisyklių pažeidimus, abu gavo po 702 eurų baudą, vienas pamatęs policiją apsisuko ir bėgo, pavijus nubaustas už tai, jog jo automobilis buvo be techninės apžiūros, dar 2 vairuotojai pūtė iki draudžiamos normos. Nu labą dieną! Ant ribos, taip žinotek. Ant ribos. Labą dieną. Neatsargus turbūt buvot labai. Ai darbą važiuot? Vėliau pačioje Plungėje vairuotojas nustebo, kad jis privalėjo turėti nors kažkokį vairuotojo pažymėjimą, kuris suteikė teisę vairuoti šią pliurpą. Taip pat transporto priemonė turėjo būti apdrausta ir su techninė apžiūra. Nubaustas ir automobilio Volkswagen Passat vairuotojas. Ant jo mašinos buvo tik priekiniai belgiški numeriai. Mašina neapdrausta, be techninės apžiūros ir nepriregistruota. Vėliau lietus baigėsi ir mes kraustumės į saulėtą Klaipėdą. Ta pirmadienį po krepšinio finalo apie 17 val. Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Baltijos prospekte apsivertė visureigis. Nulaužti 2 medžiai, gali būti sužeistų žmonių. 41 metų visureigio Mercedes-Benz ML 500 vairuotojas Olegas, važiuodamas siaurų privažiavimų gyvenamųjų namų link, išvažiavo į priešingą eismo pusę, nuvažiavo nuo kelio ir nukirtas 2 medžius apsivertė ant šono. Įvykio vietą atvykę medikai nustatė, kad per avariją vairuotojas nenukentėjo, o įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai nustatė vairuotojui sunkų girtumo laipsnį 2,91 promilės alkoholio, nors jis taip neatrodė. Labą dieną. A vienas važiavot, ponas? Vienas. Kas atsitiko? Dviratininkas iššoko. Aha. Supratau. Nu ir aš kaip neįėjau į šoną, geriau į medį važiuoti. Bet tai pagal promilės normaliai atrodot, normaliai kalbat, viskas tvarkoja. Bet pagal promilės nelabai. Sako dviratininkas. O kokiu greičiu važiavote, atsiprašau? 60 maksimum. 60 šitam? Taip pasukau, jaučiu. Aha, tai pagalbiniam kely 60. Oi, humoristas esat. Čia yra kokie 3 vaikų darželiai, mamytės važiuoja. Tai čia mano vaikystės rajonas irgi. Nu, mano irgi. Tai va, tik mūsų skirtumas 20 metų turbūt. Man 41. Nu supratau, tada 12. Medžius supjausė atvykę ugniagesiai gelbėtojai, automobilis atverstas ir išvežtas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, o vairuotojo veiksmus įvertins Klaipėdos apylinkės teismas. Vairuotojas teigė, kad sekmadienį jo gyvenime vietos turėjo ir krepšinis. Buvo antra diena po krepšinio finalo ir ankstų antradienio rytą reidą surengė Klaipėdos rajono policijos komisariato pareigūnai. Jiems į pagalbą atvyko 3 Klaipėdos kelių policijos ekipažai. Postas įrengtas Gargždų prieigose, Judurės sankryžoje ant Kalniškės kaimo kalno.
Tik prasidėjus reidui buvo sustabdytas Citroenas. Jo vairuotojai nustatytas lengvas girtumo, laimsis 0,46 promilės alkoholio. Išvakarėse gėrė degtinę. Netrukus iš tos pačios pusės nuo Vėžičio atvažiavo statybininkų automobilis Renault S-Pace. Jo vairuotojui taip pat nustatytas lengvas girtumas 0,65 promilės. Tuo pačiu metu nuo Macuičio atvažiavo automobilis BMW. Jo vairuotojui taip pat nustatytas lengvas girtumas 0,54 promilės alkoholio. Rimidai, labas rytas. Labas rytas. Nu, ką mes įpūtėm dabar čia antradienį prie ko? Tai va, kaip išėjo. O ką geriam vakar? Alkoholį. Ką? Alkoholį. Nu tai suprantu alkoholį, bet tai alų, šnapsą, ką? Koks skirtumas, bet... Ne, nu įdomu, nu visi tyrimųjų darbų užsiimu. Vieni pripučia ryte nuo 2 butelių, kiti nepripučia nuo butelio šnapsų, va, tai yra įdomu, žinok. Nu tai va, taip nebūna. Įdomiausia, kad 7 jau nebe... 7 vakare baigėt gert. Reikėjo pavalgyt, išgert kavos, nueiti į tualetą, įsimaudyt. Viskas. Nu, taip. Po valandos būtų nebuvę nei vienos promilės, iš tikrųjų. Bet šitaip nebūčiau pagalvojęs. Nu tai va. Į darbą važiavot. Ta rytą vieną automobilį teko vytis. Automobilis Toyota RAV4 buvo pavytas prie įvažiavimo magistralę. Pasirodo, kad iš vairuotojos už vairavimą išgerus praėjusiais metais 2 metams yra atimta teisė vairuoti. Bausmė galioja iki kitų metų gruodžio. Po to atimimo moteris jau buvo kartą įkliuvusi vairuojantį be vairuotojo pažymėjimo. Šis kartas buvo antras. Beje, jos organizme ir šįryt buvo šiek tiek alkoholio. Ta rytą 5 vairuotojai pūtė iki draudžiamos normos, tad ūpo nebuvo praradę. Bet tai 026 daug ryte ar ne? Kaip jums? Nelabai daug. O jeigu prieš valandą būtumėt važiavęs, tarkim, 7 kokią, 0,43 ir viso gero? Galbūt, kažinau. Pavalgėt? Ryte, pavalgėt? Atsigėriau normaliai. Kavos atsigėrėt? Taip. Į tualetą nuėjot, kaip priklauso? Be ko? Kas be ko? A jūs vaikštot į tualetą? Ką? Ne, žurnalistai nevaikšto į tualetą, žinokit. Iš vis? Iš vis nevaikšto. Tai jums geriau negu man. Tai va, bet 026, žinokit, sakau, dabar 8:30, 7 valandą būtume turėjęs bėdos, aš taip galvoju. Aš nevažinėjau tik anksti. Nevažinėjot? Nu tai dar gerai, kad įsimiegojot. O šventėt? Jei būčiau žinot, būčiau dar ilgiau miegojęs. O aišku, šventėt sidabrą. Ar šiaip? Taip? Abejo. Antradienis jau, nu, gerai pašventėm, aišku. Geri medaliai gerai ir pašventėm. Atleidžiama. Geros dienos jums. Dėkui. Taigi, ant vadinamo Macuičių kalno per 1,5 valandos išaiškinti 3 neblaivūs vairuotojai, 5 sužaidė partiją su likimu, 1 vairuotoja neturėjo teisės vairuoti. Klaipėdoje, Taikos prospekte, senukas gimęs 1928 metais, jums nepasigirdo. Senukas gimęs 1928 metais, vairuodamas tik praėjusiais metais nusipirktą 5 cilindrų Audi, pakibino merginas su Peugeot. Ponsai, policija sako, kad jūsų vairavimo stažas yra 51 metai. Tai tiek, kiek aš gyvenu, jūs vairuojat. Tai gerbiu jūs tada, pons. Gerbiu. O bėga, tai žinokit, variklis užkaito. Reikėjo išjungti. Išsiaiškinome, kad ponas turintis ne 40, o 51 metų vairavimo stažą į tokį auto incidentą pakliuvo pirmą kartą. Garbė tokiam stažui, be incidentų. Tikime, kad tikrai senukas nejuto, kad reikiavosi ir kliudė mergičkių automobilį. Nespecialiai juk pabėgo, tad buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos. O dabar reido reporteriai savo darbą pradeda Šilutės plente, kur 2 praleidžia merginą einančią per perėją, o 3 nuo ikiteisminio tyrimo šį kartą išsisuko, nes būtų buvę labai skaudžiai. Vilniaus plente Klaipėdoje itin įžūlus ir lygesnis už lygesnius pilietis spraudžiasi kelkraščių Baltijos žiedo link. Vilniuje Kauno gatvėje troleibusas irgi varo degant jau drožiamam šviesoforo signalui. Pilietį Klaipėdoje išsukus iš Taikos prospekto į Rūtų gatvę nederėtų iš karto sukti į prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę. Kitiems iš galo trukdote tiesiai važiuoti. O šį automobilistą norime perspėti, kad išvažiuoti į priešingą eismo pusę, kertant dvigubą ištisinę liniją, taip pat draudžiama ir nesvarbu, jog mes žinome, kodėl jūs apvažiavote greičio slopinimo kalnelius. EOP 299. Tie gudresni Liepų gatvėje sukantis iš kairės kraštinės eismo juostos į kairę pradeda užknisti. Dar firmos logotipais apsiginklavęs matote jis. O tas, ko blaškosi Šilutės ir Baltijos žiedinėje sankryžoje, reikėjo iš karto Šilutės plento pirmą juostą įrikiuotis, jeigu tamsa taip norėjote toliau važiuoti Baltijos prospektu.
Iš to paties žiedo mums rašo reporteris. Gerai, kad išvažiuodamas iš žiedo per veidrodį pamačiau, kad bimbalas iš 3 žiedo juostos neria iš karto į 3 Šilutės plento juostą, dėl ko žmogelis, kuris nusprendė rikiuotis neįsitikinęs, kad niekam netrukdo, suktelėjo į mano gretimą juostą, o jezau, stabdžiau iki ABS-o ir sukau į kairę, tik tiek, kad palikti BMW vietos prasmukimui nebūčiau matęs, kad ten bimbalas, o jo ten neturėjo būti, nes iš žiedo taip išvažiuoti negalima. Siekdamas išvengti susidūrimo, būčiau tikrai pasukęs į 3 eismo juostą, mums rašo reporteris, o kol jis rašo, mes darome pertrauką. Dabar jūsų dėmesio reklama, o po jos jau laidoje matysite. Kauno gatvėje piltai seniai stovinti Audi. Girta valstybės tarnautoja sulaikė neabejingi žmonės. Klaipėdoje toliau trankomi pėstieji ir mūsų ir jūsų rubriką filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Reklamos ir anonsų laikas išseko, dabar atėjo metas mūsų istorijoms. Antroji reido dalis. Klaipėdoje Kauno gatvėje automobilio Toyota Auris vairuotoja užsižiūrėjo į naujai braižomas eismo juostas ir pylė į kelkraštyje stovintį automobilį Audi. Apie šią avariją mums pranešė Mindaugas, kuris yra daugiausiai reide nusifilmavęs lietuvis, aišku, po Gintaro Vaičiakausko. Kodėl apie avariją mane paskambinai? Skambinau. Gerai. Užsirašyk 42 avariją, apie kurią tu pranešė man. Užsirašyk. 40 užsirašysi. 42. Tai kitą kartą, kada paklausiu kelintą avariją, tavęs tai tu, kad žinotum, kad bus 43. Ate, ačiū, iki. Tas suniokotas Audi šioje vietoje stovėjo daug mėnesių, sako seni Kauno gatvės gyventojai. Šita mašina ilgai čia stovi? 90 mėnesių. 9 mėnesius. Bet šiaip jinai niekam čia nekliudo šitą mašiną. Nu, čia jau buvo ne vieną kartą, tai beveik. A, tai beveik nesiskaito. Teisingai. Beveik nesiskaito. Beveik. Bet iš čia stovi jau daug. Jaunimas vieną kartą naktį iššoko. Iš tos mašinos? Jo. O jinai po avarijos buvo ar kaip? Ne, kažkas ten buvo. Aha. Ir jis stovi čia jau ilgai. Ir čia, kai judėjimas yra, čia jau beveik ne vieną kartą, beveik yra. Nu, čia būna po 4 mašinas yra sudaužę. Kaip tas išpardavimai, tai čia įsivaizduojat, kas čia. Taip. Ką tokiu atveju daryti, kai nėra kito automobilio vairuotojo? Tada reikia kviesti policiją, kuri turi visas galimybės nustatyti, kam priklauso automobilis ir kur jo ieškoti, to savininko. O tada galima ir eismo įvykių deklaracijas sukurpti. Klaipėdoje Dariaus ir Girėno gatvės sankryžoje pėsčiųjų perėję automobilį Škoda Fabia partrenkė moteriškė. Automobilis sustojo tolokai nuo инцидента вietos. Tai kaip čia buvo? Она шла оттуда. Ну так с этой стороны. Да, с этой. Такси резко остановилось. Да. Я вижу, что женщина выходит, сейчас выйдет из-за такси. Ага. Я торможу и, чтобы на нее не въехать, отворачиваю вправо, чтобы, может быть, перед такси. Понял. Может быть, перед такси вывезу. 61 metų pėsčioji buvo išvežta į ligoninę. Vairuotojas buvo blaivus. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Ketvirtadienį apie 5 valandą Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajone Daukšaičiuose po avarijos žmonės sulaikė visiškai girtą valstybės tarnautoją ir laukia policijos pagalbos. Klaipėdiškių dėmesį patraukė keistai važiuojantis automobilis Suzuki Jimny. Kol buvo prisiskambinta į policiją ir pranešta apie keistai važiuojantį automobilį, šis Daukšaičiuose posūkyje nuvažiavo nuo kelio, nuvertė kelio ženklą ir toliau tęsė kelionę Dobiliena. Galit pasakyti, kur jūs važiavot? Ką? Ką šventėt? Ženklas nuverstas ten, atvažiuota šičia. Dar jūs ženklą dar nuvertė, tai jau yra avarija. Suprantat? Ką? Afganistanas, ne? Afganistanas, o ką? Mano draugas yra Afganistanas. Nu, jūsų draugas irgi Afganistanas, bet jūs ne Afganistanas, bet tai prie ko čia tai dabar? Ar kad jūs pažįstat kažką iš Afganistano, ar tai suteikia teisę vairuoti girtam, pasakykite ir va taip važiuoti, mielas Egidijų. Nu. Nu. Labai. Bet čia dabar reikalų bus. Opapa. Ne, tai jūs turit baigti. Jūs turit, mielas ponia, baigti. Labai. Mus žinokit, greit sodins į kalėjimą va tokius girtus, nuo kitų metų balandžio mus sodins į kalėjimą už va tokius bairius. Taip. Labai. Ką man baigti? Ką? Filmuot? Niekada. Labai. Niekada.
Žmogau, jūs man galite paaiškinti, kaip jūs atvažiavot nuo Švėkšnos pusės, nukirtot ženklą ir po to čia atsidūrėt? Kaip jūs taip važiavot? Galit paaiškinti? Ir iš kur važiavot? Iš kur važiavot? Iš kur važiavot, aš jūsų klausiu? Ponas Egidijau, ko nerimstat? Nu, būk žmogus. Aš tai būsiu žmogus, o jūs būsit vairuotojas? Nu tai va. Jūs vairuotojai dabar nebūsit kokius 3 metus. Aš įsivaizduoju, kaip jums yra blogai. Įsiblaivus bus dar blogiau, o kai pamatysit save, bus apskritai blogai. Bet mes tam ir esam, kad jūs nevažinėtumėt, vaikų netraiškytumėt, ženklų nevartytumėt. Automobilio Suzuki Jimny vairuotojas kitoje lauko pusėje pabandė užvažiuoti ant kelio, tačiau čia apvažiavę lauką, jo jau laukia saugiam eismui neabejingi klaipėdiškiai. Jie sustabdė automobilį, iš variklio paleidimo spynelės ištraukė raktus ir iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai valstybės tarnautojai Egidijui nustatė sunkų girtumo laipsnį 2,70 promilės alkoholio. Pilietis neryšliai prisistatė esas nacionalinės mokėjimų agentūros vyriausiasis specialistas. Ir dabar, po neaišku kieno gimtadienio, bandė Šilutės rajoną pasiekti namus Kretingoje. Beje, šis pilietis jau yra nusidėjęs, kaip vairuojantis neblaivus. Iš jo buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, kurį jis atgavo prieš 5 metus. Valdiškas automobilis bus uždarytas į policijos saugomo automobilio stovėjimo aikštelę, o piliečio dokumentai dėl šio incidento paruošti teismui. Aišku, ir darbe bus problemų. Egidijau, bloga tavo šiandien diena. Kaip? Bloga diena šiandien. Žinau. Bloga diena. Šeštadienį apie 12 val. Klaipėdoje Šilutės plente susidūrė 2 viena kryptimi važiavę automobiliai – Vilkikas ir Audi. Sužeistų žmonių nėra, nors Audi vairuotojas itin nejaukiai turėjo jaustis, kai per jo pusės durų langą į saloną pradėjo ropštis Vilkiko nosį. Taip. Smūgį ir mane pradėjo apsukti. Ir jisai mane vilko, matosi. Aš mačiau, jo. Ir mane įsuko į antrą juostą. Supratau, jisai reikiavosi. Jisai norėjo pereiti į tą pusę. Aš matau, pagal vėžės. Man prieki važiavo lengvoji mašina su dviračiais. Ir jisai manęs nematė. Ir kai aš gavau smūgį, man pradėjo teikti. Nu čia jūs paviešino, tai smagu buvo? Kai man sakau, ant mamytės net supykau. Sakau, kokį velnį mes važiavom, reikėjo nevažiuoti. Einam aiškintis toliau. Čia ant šaligatvio susibūrė ir nepriklausomi ekspertai, ir vairuotojas bestovys. Aš kaip ėjau, išgirdau visą tą, bet aš mačiau, kad ta fūra važiavo, ta jos jinai nesirikiavo. Nesirikiavo, nes stabdymas buvo labai didelis. Taip. Nesirikiavo to mašina, tik aš nemačiau, iš kur tavo atsirado. Aš važiavau. Palaukit, dabar supratau. Supratau. Prieki mašiną važinės, mums ant kepų reikėjo suktis. Jums reikia nieku suktis, čia tik iš pirmos josios galima suktis. Link jėkų. Jūs lygiai taip pat. Jūs turėt link jėkų suktis. Ne, bet jums reikėjo link jėkų suktis, ar ne? Ne, kur aš esu, niekur. Todėl, kad iš pirmos josios tik į jėkų žiedą galima nuvažiuoti. Abiems reikėjo pasukti jėkų žiedo link. Tai galima daryti tik iš pirmos dešinės kraštinės eismo juostos. Nieko nuostabaus, jog Vilkiko vairuotojas nematė dešinėje kelio pusėje važiuojančio automobilio. Taip buvo ir bus. Bus tas juodasis taškas ir tiek. Sekmadienio reidas buvo kuklutis reido dalyvių ir pačių vairuotojų nusikaltimų prasme. Tas sekmadienis buvo kažkoks tingus. Miegoti norėjosi, o pūtė pro šalį visi, kas netingėjo. Tiksliau pūtė puikiai, nulius. Tai tas įvykis gyvenime, kai nulis turi teigiamą reikšmę. O kai visi blaivus, tai yra primenamos kitos taisyklės. Apie elgesį, kaip reikia elgtis pamačius laikinai kelio ženklą stop kontrolę. Arba rašant protokolą primenant, kad ir nauja mašina turi turėti galiojančią techninę apžiūrą. Kiek dienų pasibaigė? Savaitė? Nauja mašina yra, aš paprasčiausiai net nepagalvojau. Supratau, ar nauja teisite ir čia palauksiu, kol surašysiu. Bet ką prašyti, kad aš jau iš karto su ją mano žmona Pažeidimas, jūs važiuojate. Vairuotojas turi pasiimti dokumentus, susižiūrėti ir tik tada važiuoti, taip yra. Kelink, 20. Palauk, kiek į saloną nuo paėmimų 3 metai. Jo. Net nedašovė, kad jai dar yra. Supratau, tai sakau, arba čia gali palaukti arba pas mane, kaip nori. Keitės reido vietos, o blaivus buvo visi. Tik štai Šilutės plente kartą jau vairuotojo pažymėjimą pragėręs jaunuolis pareigūnams pabandė pateikti šalia sėdinčio draugo vairuotojo pažymėjimą. Nu, tu Sigis ar Vytas? Tu atsisuksi mane ar ne? Tai Karolina, jisai Sigis ar Vytas? Kas jisai toks? Simas. Simas? Simai. Simas jo.
Simai. Pareigūnė nepatikėjo klasta, jis skiria, kur spėriai plinkantis jaunuolis, o kur vešliais plaukais apaugęs. Tad be teisių drąsiai buvo surašytas protokolas už vairavimą be vairuotojo pažymėjimo. Toks tad buvo sekmadienio reidas be girtų vairuotojų. O dabar krausimės į paskutinę laidos rubriką Filmuoja reido reporteriai. Ruduo, lyja, tamsu ir lenkimas kelyje Jakai Dovilai tik dar kartą primena, kad mūsų keliuose puspročių buvo ir bus. Kaunas. Stebėkite tą automobilį BMW, kurio vairuotojas arba ne kaunietis, arba tiesiog BMW vairuotojas. Na, šį kartą išsivartė. Neįkalė į tilto atramą. Kitą kartą tamsta būkite atidesnis. Klaipėda. Baltijos ir Šilutės žiedinėje sankryžoje blaškosi prelegentas. It iš kito miesto būtų atvažiavęs. Kerta linijas, nežino, kur nori važiuoti ir ko nori. O štai tas chuliganas Minijos gatvės žino, kur nori važiuoti. Jis nori važiuoti į dešinę. Ir kadangi jam maišo priekyje stovintis automobilis, tai jis jį apvažiuos šaligatviu. Chamas, chuliganas konkretus. Jeigu tęsiant temą apie posūkius į dešinę, tai šioje Minijos gatvės vietoje, sukant Petro vyrų link, negalima sukti į dešinę, čia nėra žalios rodiklės. Ta pati Minijos gatvės vieta. Ir dabar pamatysite, kaip vairuoja mulkis, kuris mums yra užkliuvęs dar prieš atostogas, nes toks automobilis vienas mieste ir jį chamiškai vairuoja tik vienas asmuo. Jo, šio automobilio šioje vietoje neturėjo būti, bet jis atsirado. O toliau dar gražiau, sako, kad jis net nesustojo prieš geležinkelio pervažą. O čia mūsiškio vaizdelis iš Mančesterio, kuris pabėgėliams turi priminti, kad čia begalviams, lakstantiems begalviams Anglijoje, kaip ir Lietuvoje, yra įrengti greičio slopinimų kalneliai, už kurių gali, eidamas netyčia, užkliūti. Ir jeigu tęsiant begalvių temą, tai štai, prašau, reporterė Dovilė atsiuntė mums vaizdelį iš kelio Marijampolė Kalvarija. Jūs mums pasakykit, ar taip lenkti yra protinga, ar nelabai. Iš pradžių taip lenkia, o po to prie krepšių žmonos verkia. O čia vėl Klaipėda, Taikos prospektas. Ir netrukus pamatysite kone savaitės pavairavimą. Mes sukamės, o už mūsų BMW irgi sukasi kirtės dvigubos ištisinės linijas įžūliai. Kol jūs taip vairuosite, tol bus laida Reidas. Patys pasirinkote. Ir laidą baigė vaizdo pasaka iš Klaipėdos rajono Žvyrkelio prie Kiškėnų. Ja atsiuntė žmogus, filmą pavadino Debilai. Kiškėnų debilai. Na mes šiek tiek pritarėme reido reporterio nuomoniai, ypač kai vertiniai antrojo Džigito pasirodymą. Ir tai dar ne viskas. Jų buvo ne vienas ir ne du. Jų buvo daug. Tų iš D raidės. Ačiū, kad buvote šį pusvalandį su reidu, o mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Būkite aplankyti, sudiev. Nieko naujo nepasakiau. +10 mes iš naktinio klubo varom. Oro temperatūra 10 laipsnių šilumos, jeigu ne 5. Bet kas mums?